Mėnesį 10-tuką pradeda epizodas iš atkaklių rungtynių Utenoje, kur Žalgiris pergalę išplėšė tik po sudėtingo Pauliaus Jankūno metimo. O po to vis dėlto metimas taiklus. 9-oje vietoje įsitaisė Laimono Kisieliaus pamoka varžovų. Vienas klaidinantis judesys ir Laimonas jau tikrina Alytaus arenos lankų tvirtumą. Reikia žaisti, o ne kalbėti. Rytis Bilertas iš Nevėžio ekipos įrodinėja, kad ir lietuviai moka efektingai dėti į krepšį. Šis momentas puikuojasi 8-oje vietoje. Savo vietą 10-tuke atrado ir Lietuvos Ryto tandemas Adas Juškevičius ir Antanas Kavaliauskas. Juvelyrinis perdavimas ir galingas dėjimas jūsų dėmesiui. 6-oje 10-tuko vietoje dar vienas momentas iš Utenos. Šį kartą ataką įspūdingai pabaigė Robertas Javtokas. Turas Milaknis Robertui Javtokui. Gintaras Leonavičius ne tik puikiai skirsto kamuolius komandos draugams, bet ir kyla į orą. Gintaro dėjimas 5-oje 10-tuko vietoje. Matėt jūs visą tai. Nevėžio legionieriai mėgsta dėmesį ir jo gauna, surengdami greitą ir efektingą ataką. Ir sveikas atvykęs į turbūt gražiausią dienos epizodą, jau dabar galime sakyti. 3-oje 10-tuko vietoje savo reklaminę kampaniją tęsė Neptūno puolėjas Arnas Butkevičius. Šį kartą reklamą išvydo Pasvalis ir Gali. Šokinėti jis tikrai moka. Antroje vietoje vaizdelis iš Vilniaus. Mindaugas Lukauskis negaili kamuolio komandos draugui ir arenoje susirinkę žiūrovai kyla iš savo vietų po įspūdingų dėjimų. Savo pirmuosius taškus šiandien pelno štai tokiu stiliumi. Tadas Stankevičius prašo minutės pertraukėlės. Gražiausių gruodžio mėnesio epizodu išrinktas Tomo Dimšos blokas Pasvalio pieno žvaigždžių aukštaūgiui Aleksanderiui Orijachiui. Wow! Dimša, ką išdarinėja jis, Orijakis šoko dėti kamuolį į krepšį ir ten buvo Tomas Dimša. Na, o dabar